visiems. Aš labai dėkingas jaunų lietuviam, kad jie mane pasikvietė, jie buvo organizatoriai. Aš esu Lietuvos demokratų partijos narys ir taip pat vienas iš tų 800, kurie jau atidavė karinius bilietus. Nu žinot, nenoriu parduoti katės maiše. Bandysim gintis, užtat vat ir susirinkom, kad būtų kažkokia tai struktūra, kol kas apsiginti negali. Ir šitą okupacinę administraciją puikiai jaučia ir naudodama fizinę ir jėgą, moralinį spaudimą, bando mus priversti atsisakyti savo užmačių. Bet palauk. Čia jau prieš mane šnekėjęs žmogus sakė, ar eidamas žmogus į karą turi garantiją, kad jis pareis iš to karo? Ne. Ir labai malonu, kai žmogus, žinodamas, kad gali žūti, visgi eina, dedamas savo noro, reiškia, pareigos tėvynei, tautai, savo žemei. Ir labai baisu, kai žmogus eina į karą varomas. Supraskit, mūsų rašoj savo pačių sudaryto imperijos. Ir užtat prasidėjo, reiškia, kadangi tvarkos palaikymui, tai būtent čia yra pačių karininkų išmislas ar dėdavšina. Faktiškai karininkas, jis už tai gauna pinigus, jis yra profesionalas ir jis turi kartu su tais kareivėliais dieną naktį. Bet ką jam to reikia, jis iš čia restorane pabus. Jis pakankamai gerai uždirba, jis gali sau leisti. Ir atseit tvarkai reguliuoti, reiškia, turi reguliuotis patys kareivėliai. Labai malonu. Bet čia irgi tik detalės. Esmė yra tame, kad mes verčiami tarnauti savo pavergėjai. Taip, žmonės, kurie pridavė prirašymo liudijimus, daugiau rizikuoja, negu pridavė karinius bilietus. Nes jie dar netarnavo. O kad bus įmamasi sankcijų, tai aš galiu beveik jau pažadėti. Nu kasgi savo rankom leis taip imperijai laisvai subirėti. Carai, sakau, šimtmečius mūrė, o čia dabar jau leis išliaužyti. Bet, papačiu, kodėl tai Ženevos konvencija pasirašė. Užtat, kad jiems Korėjai 53 metais, 51 gerų uodegą užsuko. Neturėjo kur dėtis. Nei iš gero gyvenimo pasirašinėja sutartis. O jeigu pasirašo sutartis, tai laikosi irgi ne už gražias akis, laikosi sutarties sąlygų, nes neturi kur dėtis. O imperija ekonomiškai žlunga ir politiškai žlunga. Ir užtat Gorbačiovas buvo priverstas pasakyti, kad mes gerbsime savo pasirašytus dokumentus. Būtų jo, kad tai iš čia ir amerikonas jam sukištų ir japonas, reiškia, po žemę pakastų. Bet kad negali. Vakar mūsų tai yra pagrindinė atspirtis. Taip, tarptautinė teisė už mus. Bet įsivaizduokit, pavyzdžiui, sotus vakarų vokietis. Alų dirkšnoja ir, reiškia, per palydovą žiūri žinias iš Tarybų sąjungos. Ar labai stipriai verkim, kai ten Libane šaudos? Irgi libaniečiai prieš libaniečiai šaudos. Tai suprantat, kaip mums stipriai reikės rėkti, kad jis visgi reiškia, šitą pasikeltų nuo to televizoriaus, nueitų prie telefono ir, pavyzdžiui, pasiskambintų savo konsului ir klausykit jūs tą. Darykit kokį diplomatinį spaudimą. Bet viskas mūsų pačių rankomis. Ir mūsų pačių, reiškia, turi būti daroma. Supraskit, tuštumos nėra. Nu, paimkim labai visai atrodo iš kitos operos dalyką. Australija. Kolonizavę šitie, kaip jie, fermeriai, iššaudė kengūras, kad būtų atseit avim žolės. Ir iš karto viešą užpildė kralikai. O avim žolės vis vien neužteko. Gamta tuštumos nelės, tai iššaudė vilkus, tai pasirodo sulaukėja šūkis. Ir supraskit, čia yra toks dalykas. Sako, nėra teisinės valstybės. Kas darys tą teisinę valstybę? Mes. Kas privers okupantus laikytis, reiškia, žmoniškumo? Mes. Aš nereikalauju kraujo. Aš irgi už tai, kad būtų tik tai moralinis spaudimas daromas, kad būtų diplomatiniam, parlamentariniam priemonėm kovojama. Bet žinokit, kiek jie mus pastums, tiek mes pasitrauksim. Bet jeigu mes sugebėsime įsikirsti tą žemę ir jie mūsų negalės pastumti, reiškia, mes liksim vietoj. Bet jeigu kiek mes pastumsim, tai tiek jie ir atsitrauks.
yra viskas elementaru. Ir kaip šauks, taip atsišauks. Mes teisūs. Ir užtat, kaip ne kaip, mes galime abstrahuodami, ekstrapoliuodami, tikėtis visų pasaulio viešosios opinijos paramos. Jie neteisūs. Jie gali naudoti tai brutalę fizinę jėgą. Gali valdyti atgalvą. Nugi visi mes žmonės, visi mes nuodėmingi, visi bijomės. Nu taip. O kai gražin, kad leis, važiuosim Lietuvon. Kai tik leis, iškart važiuosim Lietuvon. Ir man ta Lietuva atrodo kaip sena, stora tokia žila data. Tokia gera ir atvažiuosim ir duos saldainį. Bet pravažiavom, žinoma, kad jie reikės gyventi vėl nuo šaukšto. Bet tai reikalas. Reikalas tada, kad pravažiavom 9. Ir man tas žodis tikrai saldus kaip cukrus. Pat būtent galbūt tas saldainis. Ir žinoma, aš turiu tik savo kalbos. Aš negaliu nieko kviesti, negaliu nieko medžiuoti. Bet žinot, aš taip galvoju, jeigu reikės, aš galiu rizikuoti asmeniškai savo kalbos. Vardatinės galima tačiau kalbos. Manyčiau, kad ne visai tuščias žodis. Žinoma, atsisakytume tarnybos, grąžintume galime vietus, galime įsižaisti iki labai realaus kalėjimo. Galime. Kas sakė ne? Žinoma, mes bandysim organizuotis, bandysim ginti vieni kitus. Gausis, nesigaus, vėl nėra jokios garantijos. Matot, ir visgi, tikrai garantija tada, kad mūsų būtų kuo daugiau. Visi čia, kur susireikia, tai jau reikia agituoti, jie jau apsisprendė. Žinoma, sunku apsispręsti, bet aš dėkingas jums, kad apsisprendęs. Pagrindė, kad bus išgirstų tie, kurie svyruoja. Nesgi, argyvuotume nori matyti savo sūnų, pavyzdžiui, kalėjimą. Ir nenusikaltas. Bet reikia galų gale taip, kad motina suprastų, kad sūnus į kalėjimą pasodintas nekaltai, bet jo sūnus atsisakė, pavyzdžiui, būti budeliui Armėnijoje. Arba nežinau, kur ta vėl kokia bėda iškils. Kad jo sūnus atsisakė tarnauti okupantą. Žinoma, visi tėvai apkalbinėja, čia yra tėvų reikalas. Kiekvienas tėvas savo vaikų nori kaip galima geriau. Ir čia yra labai skaudi problema. Labai opi problema. Ir dar yra vienas dalykas. Mano asmeniškai labai gerbiamas Landsbergis. Jis trupučiuką mus įžeidė. Suorganizavo, pasislėpė, nuėjo į šešėlį. Ne šešėlį. Prašau, ar šitas dalykas mums organizuotas. Būtent todėl, kad parodytume, kad mes ne šešėlyje. Mes esam lygiai tokią pačią atsakomybę kaip ir jūs. Ir mes turim moralę teisę kalbėti, nes mes irgi esame atidarę pirmųjų karinius bilietus. Jeigu mes jūs būtume pasiuntę, eikit duoti, o patys būtume ten, į savo juokėsi tegul eina. Bet mes